Girdėjau, kad palėtėt procesinę dalį ir šiek tiek jau buvo kalbų ir apie techninę dalį. Tai šiandien pasidalinsiu techninės dalies atitikties sprendimais, kurie leistų užtikrinti reguliavimo atitiktį. Tai esu Mindaugas Maralas, IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Bridge įmonėje. Ir kalbant apie direktyvas, tai tikrai didžiąją dalim net neabejoju, kad žinote abi jas. Tai NIS2 direktyva pernai įsigaliojo, skirta labiau kritinę infrastruktūrą valdančiam organizacijom. Ir taip pat turime šalia Operational Resilience Act, tai dar sutrumpinami vadinama DORA, kuri labiau skirta yra finansų institucijom. Ir šios abi direktyvos liečia cyber saugumą, kibernetinį saugumą įmonių ir jos viena su kita labai susipina. Ir ką nagrinėjom irgi iš techninės dalies, tai tiek vienoje, tiek kitoje direktyvoje yra labai panašus reikalavimai, kaip tos įmonės turėtų užtikrinti saugumą ir kaip jos turėtų užtikrinti kibernetinį saugumą ir savo klientų informacijos saugumą. Ir kalbant apie reguliacijas, apie direktyvas, dažniausiai jas skaitant, jos būna didžiulės, sudėtinga jas skaityti, sudėtinga jas suprasti ir ganėtinai neįdomios. Bet kuo aš tikiu ir kuo irgi vadovavimas, tai kad jeigu tu sugebi paaiškinti sudėtingus dalykus paprastai, tai reiškia, kad tos dalykus pats puikiai supranti. Ir kaip Albertas Einšteinas yra pasakęs, kad jeigu tu negali paaiškinti 6-mečiui vaikui sudėtingų dalykų, tai reiškia, kad tu pats to nesupranti. Ir šiandien mes noriu pakviesti pasinagrinėti NIS2 ir DORA direktyvą iš šiek tiek kitokio kampo, iš kitokios pusės. Tikiu, kad ta pusė ganėtinai nustebins, nes jinai paimta labai įdomi, bent jau man asmeniškai. Tai pasinagrinėti reikalavimus per animacinio filmo prizmę. Tikiu, kad esat matę didžioji dalis, ypač tie, kurie turi vaikų, The Incredibles arba nerealieji animacinį filmą, kuriame yra šeimyna superherojų. Jie dienomis dirba paprastus darbus, yra paprasti žmonės, bet tampa, kiekvienas iš jų turi supergalę, vieną ar kitokią. Ir noriu kartu panagrinėtumėm reikalavimus, kokie yra NIS2 arba DORai reglamente, ką įmonės turi įsigyvendinti iš techninės priemonės per kiekvieno superherojaus prizmę. Tai kaip tai atrodo? Tai paimkime pirmą. Helena yra paprasta mama, galim pavadinti, bet ką jinai daro, jinai viską žino apie savo šeimyną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ji visada, kaip jos vyras pameta piniginę, ji žino, kur ta piniginė yra, kai vaikai neranda savo pietų dėžučių, žino, kur tas dėžutės yra, ir kai reikia surasti pamestą daiktą namuose, Helena yra ta, kuri visą laiką žino, kur tas daiktas yra. Ir kaip Helena viską žino, taip ir įmonėm reikia žinoti viską apie savo konfiguracijos vienetus. Tai ką įmonės turi atitikti per NIS2 direktyvą ir DORA, tai jos turi užtikrinti turto valdymą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos turi gebėti apskaityti, kiek jos turi kompiuterinio darbo vietų, kiek jos turi tinklo įrenginių, jos turi žinoti, kiek jos turi serverių, kur tie serveriai yra, kur yra virtualų serverius, koks kiekis. Tai turi užtikrinti turto valdymą. Labiausiai tai padeda užtikrinti įmonėm konfiguracijų valdymo duomenų bazę, arba dar kitaip vadinama CMDB. Tai toks sprendimas leidžia automatizuotai matyti ir vienoje vietoje kaupti informaciją apie savo konfiguracijos elementus, juos analizuoti ir iš to priiminėti sprendimus. Kitas dalykas apie Heleną, jinai namuose yra atsakinga už visus procesus. Už procesus, kada šeimyna turi keltis, kada vaikai turi kuris pirmas, kuris antras išsivalyti dantis, nusiprausti, už atostogų planavimą, už tai, kada vakarienė yra namuose. Jinai valdo visus procesus savo namuose. Taip ir įmonės, ką turi padaryti, turi valdyti, atlikti procesų valdymą. Ką tai reiškia, tai jau šiek tiek buvo paliesta.
bet įmonė turi turėti incidentų valdymo ir ataskaitų sutikimo procesą, turi turėti rizikų ir saugumo politikas, verslo tęstinumo ir atsparumo procesus. Tai kartu su šiais reikalavimais tikrai įmonės turi nemažą dalį procesų apsirašyti ir įsigyvendinti ir užtikrinti, kad jie būtų veikiami. Kalbant apie kitą veikėją, tai Bobas. Bobas yra šeimos žmogus, jis mylintis tėvas ir dienomis jis yra ganėtinai paprastas. Eina į darbą, irgi ofise dirba darbą, tai jisai užtikrina paprastą šeimos higieną. Jeigu namuose kažkas sugenda, Bobas yra tas, kuris visą laiką sutvarko. Jeigu namuose pradeda kriauklė lašėti, Bobas turi įrankius, jis eina ir užtikrina namų higieną, kad namai būtų tvarkingi, išneša šiukšles kasdieną. Tai kaip įmonės, ką jos turi pasidaryti kibernetinio saugumo higieną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turit užtikrinti paprastą, gal pavadinkime, priežiūrą savo IT infrastruktūros, tai diegti atnaujinimus reguliariai, tiek operacinių sistemų, tiek aplikacijų, tiek ugniasenių, tinklo įrenginių, taip pat užtikrinti vartotojų valdymą. Tai reiškia, kad jeigu pas jūs išėjo darbuotojas, jisai jau nebeturėtų būti jūsų duomenų bazėje, nebeturėtų būti AD, taip pat užtikrinti slaptažodžių valdymą, tai keisti slaptažodžius, užtikrinti, kad jie būtų rotuojami, kad jie būtų sudėtingi, kad nebūtų lengvai nulaužiami. Tiesiog tokia bazinė higiena. Tai vėlgi, NIS2 ir DORA direktyva to prašo iš įmonių ir kad įmonės turi užsitikrinti tą bent jau minimalią higieną kibernetinio saugumo. Kitas dalykas apie Bobą, tai jisai nutikus šeimoje problemą ir kažkam užpuolus jis tampa superherojų. Jis užtikrina, kad jos šeima būtų saugi ir užtikrina šeimos saugumą. Jeigu kažkas užpuola šeimą, Bobas yra pirmas, kuris ją išgelbėja. Tai kaip ir Bobas, taip ir įmonės turi turėti saugumo sprendimus ir užtikrinti savo įmonės cyber saugumą. Kaip tai galima padaryti? Tai naudojant paprasčiausias ugniasienes, kas yra jau visiškai bazinė saugumo sprendimas, naudojant XDR, IDR platformas, kurios padeda užtikrinti įmonėm jų kibernetinį saugumą. Kitas veikėjas tai kūdikis Jackas. Ir jeigu šeima galvoja apie kūdikį, tai visą laiką su juo ateina daugybė rizikų. O kas bus, jeigu susirgs vienas iš tėvų, kas bus, jeigu šeima netyčia išsiskirs, kas nutiks, jeigu kūdikis sirgs, kas bus, jeigu praras nors vienas darbas. Tai yra daugybė rizikų, kurias reikia įsivertinti galvojant apie kūdikį. Tai taip pat ir NIS2 ir DORA direktyvoje, ką reikia daryti, tai reikia atlikti rizikų valdymą ir dar kitaip risk assessmentą. Tai kiekvienais metais atlikti rizikų analizę, tai išsiaiškinti, kokios rizikos jūsų organizacijai egzistuoja iš viso, jas susiskirstyti pagal prioritetą, pagal didžiausią tikimybę, kurios gali nutikti ir žinoma, pradėti galvoti apie sprendimo būdus, kaip užtikrinti, kad tos rizikos neįsigyvendintų. Kitas dalykas su kūdikiu, tai su juo tu viskam turi būti pasiruošęs. Vyksti į parduotuvę ar vyksti kažkur toliau, turi turėti atsarginius drabužius, turi turėti maisto, turi turėti žaidimų, nes niekada nežinai, kas gali nutikti. Taip ir įmonė pagal DORA ir NIS2 reikalavimus turi būti visą laiką pasiruošus. Dar kitaip vadinamam angliškam disaster recovery. Tai jos turi turėti planą, kas nutiks, jeigu vyks disasteris. Tai ką visų pirmiausia, ką būtina turėti? Tai žinoma, backupą arba atsarginių kopijų sprendimą, kuris užtikrintų bent bazinį dalyką, kad jeigu įvyko kažkoks incidentas, kad turėtumėt atsarginės kopijas ir jas galėtumėt atstatyti. Kiti dalykai, tai daug aukštesni, tai turėti disaster recovery planą, disaster recovery sprendimus, kurie padėtų įvykus tam disasteriui jūsų infrastruktūrą atstatyti ir toliau teikti paslaugas savo klientam.
Tai vėlgi pagal šias direktyvas šie sprendimai taip pat yra būtini. Kitas veikėjas, tai Dešas. Ir jisai kaip jo super galia yra greitis ir su savo greičiu jis nuolatos patenka į bėdą. Visą laiką patenka į kažkokią bėdą, kuomet tėvai turi gelbėti jį ir jis visą laiką įsivelia į kažkokią problemą. Tai kaip ir įmonėm, tai kaip ir Dešui, taip ir įmonėm būtina daryti incidentų valdymą. Ką tai reiškia? Tai reiškia naudoti tokius kaip SIEM įrankius, SOC, saugumo operacijų centrą, SIEMą, tai kad nutikus incidentui sugebėtumėt jį pastebėti ir sugebėtumėt jį užkardyti. Taip pat nutikus incidentui būtina pagal DORA prisiduoti Lietuvos bankui, pagal NIS2 prisiduoti NKSC, kad įvyko incidentas kibernetinis ir turite pranešti atitinkamom tarnybom, kad jis pas jūs yra įvykęs. Kitas dalykas, kas susijęs su Dešu, tai jisai mėgsta labai testuoti tėvų kantrybę. Testuoti, kur yra ribos, ką jis gali daryti, ko jis negali daryti. Ir testuoti, kur ta riba, kurią peržengus jam jau grėsia namų darbai, kur grėsia neišimas į lauką, o ties kuria riba jis gali matyti, matyti, kur tėvai leidžia jam atlikti dalykus. Tai vėlgi, DORA ir NIS2 reikalavimai, ką daro, tai jie reikalauja, kad įmonės atliktų testavimus, dar kitaip vadinamus angliškai pentestus, penetration testus, tai kibernetinius testavimus reguliariai. Čia yra keli pavyzdžiai, tai vienas vadinami red teaming pratybos, kuomet mėginama įsilaužti organizacijas ir tikrinamas jų cyber saugumo lygis, taip pat penetration testai arba pentestai, bei pažinimo vertinimai, tai angliškai vulnerability assessmentai. Juos pagal šios reikalavimus būtina atlikti reguliariai ir vėlgi tas testavimas leidžia pasiruošti tom situacijom ir pamatyti tas silpnasias vietas, kurios užkardžius būtų galima toliau teikti paslaugą savo klientam ir matyti tas silpnasias vietas. Ir paskutinis veikėjas filme buvo Violeta. Ir Violeta yra nuostabi dukra ir ką ji irgi labai mėgsta daryti, ji mėgsta mokytis. Ji turi nuostabius pažymius mokykloje, taip pat jinai padeda savo broliui Dešui mokytis. Ir taip, kaip jinai mokosi, taip ir NIS2 ir DORA reikalavimuose. Vienas iš dalykų yra tai mokymai. Ir kaip jos galima užtikrinti, mokymai keletą dalykų. Tai pirmas dalykas - kibernetinio saugumo mokymai, kurie turi būti atliekami reguliariai darbuotojams. Tai šioje vietoje gali padėti įvairias internetinio mokymo platformos, automatizuotos platformos, kurios užtikrina darbuotojų edukaciją. Taip pat, žinoma, phishingo simulacijos ir modeliavimo įrankiai, kas vėlgi kelia aukštesnį brandos lygį organizacijose. Ir su kuo mes šią dieną turbūt susiduriam daugiausia, tai kad phishingo atakų bendrai kiekis tikrai yra didžiulis ir, sakyčiau, bent kartą per savaitę viena ir kita organizacija kreipiasi dėl to, kad turėjo vieną ar kitą ataką phishingo ir išsiaiškinti, ir dažnai vartotojai ant to vis dar užkimba. Tad jūsų kaip organizacijos dėmesys tikrai turi būti didžiulis, skirtas mokymam, nes pati silpniausia vieta organizacijai dažniausiai būna ne technologinės priemonės, o žmonės. Kitas dalykas susijęs su Violeta, tai kad kai dukra susiranda naujų draugų, ką tėvai visą pirmiausia nori daryti, tai nori išsiaiškinti, kas tie per draugai, ar jie yra iš gerų šeimų, ar jie gerai mokosi, ar jinai susidėjo su teisingai žmonėm. Ir ką būtina daryti, būtina patikrinti tuos draugus. Ir taip pat ir reikalavime, vienas iš svarbiausių dalykų taip pat yra trečiųjų šalių valdymas. Tai kartais nėra svarbu, kad jūs kaip organizacija nepatekė NIS2 sąrašą ar DORA, bet jūs teikiat paslaugas šiom organizacijom, tai tos organizacijos turi atlikti trečiųjų šalių valdymą. Tai reiškia, kad
turi peržiūrėti tiekėjo valdymo sprendimus, tai naudoti PAMų kaip pavyzdys įrankį, taip pat trečių šalių riziko vertimo platformos, persirašyti sutartis su trečiosiam šalim, tam, kad jos irgi turėtų įsipareigojimus kibernetiniam saugumui. Tai ne tik jūs kaip objektas ir subjektas įtrauktas į direktyvą vieną ar kitą turite užtikrinti aukštą cyber saugumą, bet taip pat ir jūsų tiekėjai, taip pat teikiantis paslaugas jum, turi užtikrinti aukštą saugumą savo vietoje, savo platformoje ir savo infrastruktūroje. Kalbant apie visus reikalavimus ir visus tos techninius įrankius, tai juokavom, kad ši skaidrė yra ta, kurią labiausiai verta fotografuotis ir daryti print screen'o, ir kurioje yra visa informacija vienoje vietoje. Tai kairiai pusėje matom DORA NIS2 reikalavimą. Žinoma, tie reikalavimai yra labai supaprastinti ir taip, kad būtų aišku ir vaikui, ką minėjau pradžioj, ir taip pat ir techniniai įrankiai, kurie padeda padengti tuos reikalavimus ir kurie padeda užtikrinti vieną ar kitą reikalavimą. Ir kaip ir kiekvienas superherojus, tai kaip ir kiekvienas superherojus turi Batmaną, Batmanas turi Robiną, taip ir šiame filmuke buvo dar viena superherojė, tai Edna. Edna buvo tas žmogus, kuri padėjo šiai šeimynai paruošti jų kostiumus, kuri padėjo šiai šeimynai atrasti jų supergalias. Taip ir mes, Bluebridge įmoniai, esam ta įmonė, kuri gali padėti jum susigaudinti su visais DORA ir NIS2 reikalavimais ir vieno langelio principų įgyvendinti ir vykdyti tuos reikalavimus, tai organizacijai tikti. Tai jeigu turite iššūkių su viena ar kita supergalia ir reikia jums pagalbos, tai esam tie, kurie tikrai galim tai padėti ir užtikrinti tai gyventi. Ką? Ačiū už užklausimą. Alda, jeigu turim klausimų, galiu mėginti atsakyti. Dievaži, turim klausimų, buvo neramu, kad tų klausimų nėra ir aš taip pagalvojau dar tave pakomentinėti kitais dalykais. Tai tokie klausimai, apie kokio lygio incidentus reikia pranešti NKSC? Koks tavo požiūris, kaip juos atpažinti, koks praktinis? Jo, turbūt apie kiekvieną incidentą, kurio metu buvo nutekėję jūsų duomenys, čia būtina. Taip nutekėja tiek įmonės vidiniai duomenys, tiek jūsų klientų duomenys įmonių. Taip pat apie bet kokį, nežinau, įsilaužimą, finansinę žalą. Tad gal, sakyčiau, vieninteliai incidentai, kurios nebūtina pateikinėti, tai žmonių klaidos. Ką matėm, ne per seniausiai buvo su užimtumo tarnyba, kai buvo išsiųstas e-mailas su kitų vartotojų duomenim, tai jeigu tai yra nepalenda kitų vartotojų duomenys, o tik tai jūsų įmonės duomenys, tai tada sutikčiau, kad to nebūtina, visais kitais atvejais tai būtina prisiduoti ir prasinešti. Ar nesusijęs su kokiais bombardavimais, ar ne? Taip. Gerai, kitas klausimas. Ar tikrai privaloma atlikti pentestus pagal NIS2? Ar galimos alternatyvos? Pagal DORA yra netgi specifiškai iš viso nurodyta, kad pentestus būtina kas metus atlikinėti. Pagal NIS2 irgi yra reikalavimas, kad būtina atlikinėti testus. Tai nėra tenai grinai, kad būtina pentestai. Bet, kai ar minėjau, gali būti vulnerability scanningai, gali būti raudonosios komandos, reteamingo trainingai. Tai būtina tiesiog atlikinėti reguliariai infrastruktūros skanavimą, testavimą. Tai nėra, galima rinktis ne tik iš pentestų, bet ir iš kitų variantų. Ir dar kelis tokius klausimus, Mindaugai, nors mes čia nemenkai pažįstami, bet kaip reikėtų ieškoti rizikų? Minėjai, tas rizikas reiktų įsivertinti. Kas tai būtų? Ar ėjimas per technologijas kažkokias, ar ėjimas per organizacinę struktūrą, kokios čia gali būti technikos? Tai vėlgi, turbūt pradėti reikėtų nuo to, kas jums svarbu ir kas gali nutikti
su kokiam rizikom norit kovoti, kokią veiklą teikėt ir kas vienai ar kitai veiklai nutikus, analizuoti ir tik tada galvoti, kaip čia technika kažkokia. Technikos tai vėlgi yra ganėtinai paprastos, išsirašys rizikos pasidaryti matricą pagal didžiausią, labiausiai tikėtiną, mažiausiai tikėtiną ir pagal tai daugiausias skaudėtų, mažiausiai skaudėtų, jeigu įsigyvendintų, tai kokią žalą padarytų. Ir jeigu aukščiausia žala, didžiausia tikimybė, balas aukščiausias, ten dažniausiai nuo 3, 2, 1 ir tokią matricą pasidarius tada susižymėjus ir galima matyti. Ir tą viršutinį dešinį kampą visų pirma. Taip. Mhm. Aš prieš kiek laiko, tai aš toks įsakos, tokia yra organizacija, informacinių sistemų auditorių asociacija, ir ten tiesiog formaliai, neformaliai, jie sako, kad vienas pagrindinių principų yra sąrašų susidarimas. Ir vat, kai kalbėjai apie Helen, turbūt turto valdymas, ar ne, tai sąrašo turėjimas, rizikos sąrašo turėjimas, tiekėjų valdymas, sąrašo turėjimas. Tai toks vat, kaip ir geras principas, kad jeigu tu neturi sąrašų, negali jų valdyti, negali jų updatinti, tai kažin ar tavo tie visi planai ir tavo reitinguoti, be abejo, kaip tu ir sakai, rizikas ar ten svarbiausius kažkokius dalykus, košmariškiausius susikelti viršų. Tai čia viena tokia, kaip ir pasufleruoju iš savo patirties, kad sąrašas yra fainas dalykas. Gal tu pats turi kažkokių tai kokių principų, tokių, ar kažkokių tai paprastų taisyklių, nuo ko pradedi pažindinti su klientais, ko galėtum pasidalinti su susirinkusiais auditorija. Gal turi kokį slaptą receptą? Slaptą. Čia, kaip paminėjai, turbūt su sąrašais yra ir geras, ir labai blogas dalykas, tai kada dažniausiai organizacijose būna iniciatyva, pasidaro sąrašą ar turto sąrašą ir palaikyti jį, kad jis būtų kaip čia, gyvas, labai sudėtingas darbas ir tas sąrašas padarytas, būna padėtas į kampą ir po metų jis būna neaktualus. Tai bent jau ką mes ir kaip organizacija turėjom ne vieną, nežinau, grėblį su to turto sąrašu, tai tikrai turėjom daugybę Excelių, tai kaip perėmėm prie sistemos SMDB, tai pasikeitė drastiškai ir kai sugebėm dabar užtikrinti tiek savo, tiek klientų infrastruktūros up-to-date sąrašą, tai čia buvo mums bent jau didelis šiftas. Iš kitos pusės suprantu, kad rizikų valdymą, tiekėjų valdymą sugrūsti į kiekvieną į sistemą, vėlgi, kainuotų daug tiek darbo, tiek sistemos licenzijavimo kaštų, tiek dar, tai turbūt reikia laviruoti visą laiką tarp to, ką dėtis į sistemą ir ką palaikyti sąrašę, tai turbūt paprasčiausiam Excelį, ką didžioji dauguma organizacijų palaikytų. Gavom pakeliui dar kelis klausimus. Vienas gan paprastas, o kitas matyt, kad reikės prašyti, kad su tavim pakontaktuotų atskirai, nes platus. Tai pirmasis klausimas, o jeigu duomenys buvo nutekinti, bet užkoduoti, tai irgi reikia pranešti? Būtina, nes ką rodo CTB atvejais, tai kas yra užkoduota, gali atrodyti, nes CTB atveju irgi buvo, kai nutekinti duomenys, tai jie buvo užkoduoti, užšifruoti, bet tiesiog tas šriftas buvo pasenęs, nes praėjo laikas ir jie vėliau išlindo. Tai būtina prisiduoti, nes anksčiau ir vėliau jie gali tada atsirasti ir tada jau NKS patys apsilankys ir prisistatys, bijau, kad bus blogesnės pasiekmes organizacijai. Jo, ir turint omeny, kad ten tie visi kvantiniai gebėjimai, kvantinių kompiuterių vis didėja, tai klausimas, kokio ilgio šifravimo raktai turės būti ateityje. Na, o kitas klausimas toks, dievažiai sudėtingas. Kokius sprendimus rekomenduotumėt PAM, Privileged Account Management, tiekėjų valdymo sprendimus, sutarčių valdymui, trečių šalių vertinimo platformas? Nors iš dalies, Mindaugai, atsakei, kad kai ką galbūt paprasčiausias Excelis yra nelabai dinamiškiams duomenims. Excelis, pradėkim nuo Excelio, ar ne? Bet gal aš čia įsiterpiau. Tai tu teisingai paminėjai, turbūt, tai PAMas, tai čia labiausiai softo dalykas ir labiausiai yra pažengęs. Ir ten jų keletą tų sprendimų yra, mes irgi atstovaujam keletą jų ir šiandien, man atrodo, dar paliesim. Turėsim pristatymą iš Delinėjos, taip. Taip, tai va jie detaliau papasakos. Tas geras yra sprendimas. Taip. O kalbant apie trečiųjų šalių valdymą, tai labiausiai mes ką matom, tai ten daugiausia darbo tenka su teisininkais, pasiruošti ypač sutarčių priedus, atsinaujinti sutartį su savo tiekėjais, įsitraukti punktus,
Tai ten nevadinčiau gal sisteminio darbų, daugiau teisinio darbų, kurį reikia pasidaryti. Vėlgi turbūt Excelį susirašyti tiekėjus, žinoti juos, taip pat užklausti jų, ką jie atitinka, tos pačius ISO 27000 reikalauti, kad atitiktų, užklausti irgi, kokią jie informaciją kaupia jūs, tai domėtis tuo. Ir irgi yra ir trečiųjų valdymo platformų, jos Lietuvoje šiaip nėra populiarios ir nes netekę dar matyti labai tokių uždirbtų, kad būtų unikalios ir veiktų kiekvienai organizacijai.